širdingai kviečiu į nedidelę meditacinę kelionę, kuri tave nuves į tavo vidų, į tavo Akašos kroniką, kur tu įgausi patarimų savo sielai. Jauskis patogiai ir leiskis vedamas mano balsu. Ar esi pasiruošęs? Tuomet pradedame. Jauskis patogiai, tavo kojos ramios, plaštakos lengvai padėtos ant tavo kelių, tavo akys užmerktos. Jauskis, kaip tu palengva nurimsti. Tu jautiesi pilnatviškai savo ramybės būsenoje. Tavo kūnas nurimės, tavo siela nurims, tavo dvasia nurims. Nukreipk savo dėmesingumą švelniai į savo kvėpavimą. Įkvėp ir iškvėp. Įkvėp ir iškvėp. Įkvėp ir iškvėp. Jausk, kaip įkvėpi pilnatvę ir iškvėpi tai, kas tau nebereikalinga. Stebėk kurį laiką savo kvėpavimą. Įkvėp ir iškvėp. Įkvėp ir iškvėp. Įkvėp ir iškvėp. Atsiduok savo kvėpavimui, leisk savo kvėpuoti. Tuomet nukreipk savo dėmesį į dešinę ranką. Tavo dešinė ranka sunki, labai sunki. Ji ilsisi sunkiai ant tavo kelių. Tuomet nukreipk savo dėmesį į kairę ranką. Ir kairė ranka tampa sunki, labai sunki. Ir ji ilsisi ant tavo kairio kelių. Tavo dešinė koja sunkėja, absoliučiai sunki, tvirtai ant pagrindo ir tavo kairė koja tampa sunki. Tavo rankos ir kojos šiuo momentu sunkios. Tavo visas kūnas sunkus ir absoliučioje ramybėje ir harmonijoje ir pagaliau tavo pasąmonė atsiveria. Įsivaizduok prieš save gražų parką, kurį iki šiol matei tik iš tolo ir pagaliau gali žengti į jį. Atverk nuostabius vaizdus į šį parką. Palengvai ženk, apsidairyk. Tu išvysi gražiausias gėles, didelius medžius ir fontanus ir takus, kurie veda tolyn į šį parką. Šis parkas – tai tavo gyvenimas. Dabar tu jį išvysti gali. Tu gali nuspręsti, eiti mažai susipainiojusiais takeliais ar eiti tiesiai pagrindiniu keliu. Eik keliu tuo, kuriuo tavo pėdos pačios neša. Kiekvienas šių kelių nuveda į nuostabią koplyčią šio parko viduryje. Jis spinduliuoja saulėje ir švyti gražiausiomis spalvomis. Eik lėtai link šios koplyčios. Su kiekvienu žingsniu tu pajausi šios koplyčios ypatingumą. Ši koplyčia yra tavo vidinės stiprybės vieta. Ji nuostabiai spinduliuoja laimę, nešančią energiją. Ir tu žinai,
kad šioje koplyčioje rasi tai, ko ieško tavo siela. Beliko tik keli žingsniai. Atsargiai eini šių žingsnius, tu žinai, tu tiksliai reikalingų momentų ateisi į šią vietą. Dabar tu stovi priešais duris, jos atsiveria lyg paliestos stebuklingų rankų ir leidžia įeiti tau. Magiškai pritraukiančiai tavo žvilgsnis nukrypsta link didelio apvalaus stalo koplyčios viduryje. Ant jo padėta sena, didžiulė knyga. Tai knyga tavo gyvenimo. Visų tavo gyvenimų, kuriuos tu nugyvenai. Pilnas laimės ir dėkingumo tu eini link šio stalo. Palieti švelniai šią seniai surištą knygą. Ji perpildo tave magišką energiją. Leisk šioms energijoms veikti tavyje. Leisk suveikti šioms žinioms, kuo tu kažkada buvai, kas esi ir kas dar būsi. Šis žinojimas perpildys tavo pasąmonę ir galbūt taps tau absoliučiai sąmoninga. Visos mintys, paveikslai, idėjos sukilę tavyje yra iš šios knygos, iš Akaša kronikos. Įsisavink tai, kas tau dabar bus perduota. O dabar Akašos kronikos knyga nori tau aiškiai perduoti, koks tavo gyvenimo tikslas. Įsivaizduok, kaip atversi šią knygą, atversi savarankiškai tą tikslę vietą. Tai vienas puslapis, kuriame užrašytas tik vienas žodis arba sakinys. Švytinčiu raštu užrašytas vienas žodis arba vienas sakinys. Ir būtent šis žodis ar sakinys yra tavo gyvenimo tikslas. Šis žodis dabar perduotas bus į tavo pasąmonę, o galbūt savo įsivaizdavimu gali labai aiškiai atpažinti, kas tai yra. Jeigu net gali atpažinti, taip pat gerai, žinok, kad tavo gyvenimo tikslas dabar yra aiškus ir su aukščiausiais prioritetais bus atiduotas į tavo pasąmonę. O dabar tavo pasąmonė kiekvieną sekundę tave paskatins atlikti savo gyvenimo tikslą. Viskas, ką tu nuo dabar veiksi, yra tavo gyvenimo tikslo naudai taip, kaip užrašyta Akaša kronikoje. Būk tikras, tavo pasąmonė perskaitė tavo gyvenimo tikslus ir atpažino. Tu rasi tą tikrąją kryptį. Viskas, kas priklauso tavo gyvenimo tikslams, ateis į tavo gyvenimą. Viskas, kas tave sulaikė nuo tavo gyvenimo kelio, paliks švelniai tavo gyvenimą. Tai gali būti asmenys arba veikla iki šiol, arba susidomėjimai, arba mintys ar idėjos, arba požiūris į save. Visko, ko reiks tavo gyvenimoje, ateis dabar pas tave ir taps svarbiais tavo gyvenime. Nuo šiol tu eisi tikslia kryptimi.
kryptimi tavo gyvenimo tikrojo tikslo. Galbūt ateis pokyčiai, jeigu tu įgyvendinsi savo tikslus. Šios pokyčius tu su meile ir lengvumu sugebėsi įveikti. Tu esi laimingas, tu esi sveikas, tu esi perpildytas gilių pasitenkinimų, nes tu žinai nuo šiol, tu gyvensi savo tikraisiais tikslais. Pripildyk save vidiniu džiaugsmu, vidinę taiką, vidinę laimę. Džiaukis laimę, džiaukis vidinę ramybę, nes tu suradai tai, ko ieškojai. Radai tai, ko ilgai ieškojo tavo širdis. Jausk, kaip esi vienybėje su savimi ir pagaliau atėjo laikas sugrįžti į savo kasdienybę atgal. Ir tu žinai dabar, pažvelgiai į savo Akašos kroniką ir savo pasąmonėje įtvirtinai savo gyvenimo tikslą. Leiskis vedama šių žinių ir priimk viską, kas ateis į tavo gyvenimą. Tu pajausi pats tai, kas yra